Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien Akademijos laidoje tęstinė rubrika Apologetika. Laidą vedu aš, Lina Šulcienė. Apologija graikų kalba reiškia gynimas, išteisinimas, užtarimas. Apologeomai graikiškai sakyti arba rašyti kažką savo ar kitam apginti. Apologetika bendriausia prasme yra krikščioniškų tiesų ir praktikų gynimas nuo jos priešininkų kaltinimų ir kritikos, tada, kai jie nepagrįsti. Šiandien apologetikos laidoje pradėsime kalbėti apie neretai kartojamą požiūrį, esą krikščionybė, jos tiesos, jos mokymas yra nesunkiai išvedami iš anksčiau gyvavusių idėjinių tradicijų. Vadinasi, jos šaltinis nesąs antgamtinis ir krikščionybė tėra tam tikra senų idėjų transformacija arba tam tikros idėjinės raidos išdava. Taigi jie esanti žemiškos, o ne antgamtinės kilmės. Krikščionybės kritikai nurodo įvairias idėjinės jos genealogijas. Šiandien pakalbėsime apie vieną iš jų, tai yra apie mėginimą išvesti krikščionybę iš stoicizmo arba iš stoiškosios filoniškosios pasaulio sampratos. Šią idėją randame Friedricho Engelso raštuose, ją mėgsta ir kartoja ateistinė literatūra. Joje gana dažnai formuluojamas požiūris, kad krikščionybės šaknys yra stoicizme. Stoikų mokykla yra viena iš žymiausių antikos filosofinių mokyklų, įsteigta Zenono apie 300 metus prieš Kristų Atėnuose ir viena populiariausių iki 2-3 amžiaus po Kristaus. Greta stoicizmo, kaip krikščionybės šaltinio, Friedrichas Engelsas nurodo Aleksandrijos mokytojo žydo Filono metafiziką. Filono gyvenamasis laikas beveik sutampa su Jėzaus Kristaus gyvenimu žemėje. Ateistiniu požiūriu krikščioniškoji logoso samprata paimta iš stoikų ir Filono metafizikos. Kalbėsime apie logoso sąvoką. Ji yra daugiareikšmė, žodynas pateikia net 34 raktinės reikšmės, kurioms būdingi dar daliniai atvejai, taigi viso logoso sąvokos reikšmių yra daugiau nei 100. Tai protas, mintis, žodis, samprotavimas, sąvoka ir taip toliau. Logoso sąvoka krikščionybė yra fundamentalios svarbos. Jie prasideda Jono Evangelija. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Žodis šiame tekste yra lietuviškai išverstas graikiškojo logos atitikmuo. Krikščioniškasis logos yra Dievo žodis, pats Dievas, visų daiktų pirmavaizdis ir gyvybė. Jis yra Dievo sūnus, atėjęs į žemę, Jėzus Kristus. Mokymas apie logosą buvo viena svarbiausių ir senovės graikų bei romėnų filosofinio pasaulio idėjų. Pirmasis, matyt, šią sąvoką ėmė vartoti 6 amžiuje prieš Kristų gyvenęs filosofas Herakleitas. Pasak jo, logosas yra protinga galia, protas. Tai dėsnis, kuris valdo visatą. Viskas per jį atsiranda. Jis visą tvarko ir viskas vyksta dėl jo. Šio dėsnio esmė – kintamumas. Viskas kinta. Niekas nestovi vietoje. Bet šis kintamumas nėra chaotiškas, jis nėra atsitiktinių įvykių ar objektų susidūrimas. Logos yra savita darna ir tvarka. Taikliausias logoso įvaizdis, kaip jį suvokia Herakleitas, yra ugnis. Ji be paliovos juda, kinta, gimdo įvairiausias formas. Logos yra ugnis, kuri įsidega, po to vėl išblėsta, vėl savin sugrįžta. Iš jo visa atsiranda, į jį visa sugrįžta. Logoso sąvoką vartoja senieji atomistai, ją vartoja Platonas, Aristotelis. Ji pasirodo skirtingose graikų ir romėnų filosofinėse mokyklose. Platonui logos yra pirminė viso, kas egzistuoja priežastis. Jo tekstuose taip pat logoso sąvoka vartojama ir lotyniškojo ratio prasme, kaip sąvoka, teiginys arba protas. Aristoteliui logos yra pirmasis judintojas, bet ypač svarbi logoso sąvoka yra stoikų mokyklai. Stoikai perima ją iš Herakleito ir išplėtoja. Logosą stoikai suvokia trejopai. Jie apmąsto 3 logoso būsenas. Pirmoji yra logos
endeatitos. Tai yra paslėptasis arba slėpiningasis logos. Tai yra būties širdis, kuri nepažini, neprieinama žmogiškam suvokimui. Apie ją galime pasakyti tik tai, kad ji yra ir kad iš jos kyla visa kita. Tai tam tikra visatos pneuma arba visatos dvasia, kuri yra kosmoso centre. Antroji logoso reikšmė yra logos protorikos arba apreikštasis logos. Jį mes matome visatos grožyje, kosmoso tikslingume, jo tvarkoje, dėsningume. Logos protorikos apsireiškia kaip protas. Trečioji stoikų vartojamos logoso savokos reikšmė yra logos spermatikos arba apvaisinantis logos. Pasak stoikų jo apraiškų apstu visur. Tos sėklos ypač ryškios mūsų sąmonėje ir mūsų valioje. Nes logos yra ugnis, o daugiausia ugnies yra žmogaus sieloje, mažiausia materijoje. Materija stoikams yra mi-on, graikiškai ne būtis, ne būtybė. Tai yra nebūtiška. Mi-on arba materija ir logos yra nuolatinėje įtampoje, ypač žmogaus prigimtyje. Ir visa visata yra toks sudvasintas esinys, kuriame tvyro materijos ir logoso įtampa. Visatos kūnas yra materija, o siela logosas. Apokatastasis panton yra dėsnis, kuris įgyvendina visatos pulsavimą, jos atsiradimą ir išnykimą. Taigi senovės graikų ir romėnų pasaulyje logoso savoka yra gerai žinoma ir jie gana aiškiai operuojama, nors jai suteikiamos ir skirtingos reikšmės. Tokiame kontekste atsiranda krikščioniškoji logoso idėja. Ar ją galima laikyti jau funkcionuojančių idėjų vediniu? Logoso kaip protingos pasaulio esmės suvokimas, arba kaip tikslingai sutvarkyto kosmoso priežasties, arba kaip visų gamtos dėsnių visumos samprata, pati savaime nėra nei krikščioniška, nei nekrikščioniška. Ji gali būti artima ir materialistiniai pasaulio sampratai. Ji jai visiškai neprieštarauja. Čia logos yra protingas, bet ne asmeninis tikrovės pradas. Stoikų logos protorikos yra protas, bet dėsnio protas. Čia nėra asmeninio proto, čia nėra asmeninio dievo. Protas ir asmuo nėra tas pats. Šis logos yra beasmenis įstatymas, būties dėsnis. Dėsnis, kuris nieko nejaučia. Krikščioniškasis logos nėra bejausmis, koks nors traukos dėsnis, abejingas tam, kas krenta šio dėsnio veikiamas. Akmuo ar žmogus. Logos endeatitos idėja, kuri reprezentuoja visatos dvasią, kaip eretinė buvo pasmerkta 5-ajame visuotinėme bažnyčios susirinkime. Jai artima ir panašiai traktuotina yra logos spermatikos idėja. Taigi Jono Evangelijoje pristatyta logoso idėja nėra paimta iš stoikų, jos negalima kildinti iš jokio senovės graikų ir romėnų filosofinio konteksto. Joje tėra tas pats žodis, kuriam suteiktas kitas, visiškai naujas turinys. Stoikų požiūriu logos yra pavaldus likimui, o veikiau jis pats savyje tą likimą, likimo dėsnį turi, talpina. Logos sutampa su likimu. Likimas, fatum, yra tai, kas turi būti. Pasak stoikų, jam likimui pavaldi visa visata. Likimas būdingas viskam. Visi lygus prieš logoso įstatymą, prieš likimo įstatymą, prieš absoliutaus determinizmo dėsnį. Jam absoliučiai pavaldus žmogaus gyvenimas. Todėl stoikų požiūrį išmintingiausia yra tai suprasti ir pagal tą supratimą gyventi. Reikia suprasti, kad nieko negalima pakeisti, kad viskas bus taip, kaip turi būti ir dėl nieko neverta jaudintis, reikia būti ramiam. Žmogaus gyvenimo prasmė ir tikslas stoikams tapti tokia prasme išmintingu žmogumi. Kitaip tariant, gyventi be aistrų ir jausmų. Apatiškai. Patos, jausmas, aistra dėl to, kas vyksta. Nesijaudinant, nes visa bus taip, kaip bus. Gyventi pagal prigimtį, tai yra pagal proto veiklą. Protas, o ne aistros ir jausmai, turi būti žmogaus elgesio matas. Aistros jausmai yra neprotingi ir dėl to priešingi žmogaus prigimčiai, jo sielos judesiai. Pasak stoikų, aistros sielai yra tarsi liga kūnui.
jų reikia atsikratyti. Reikia tapti be aistrių. Išminčiaus būsena yra apateos. Jis abejingas kiekvienai nuotaikai, džiaugsmui, skausmui, baimiai, rūpesčiui. Jis abejingas viskam, išskyrus dorybę. Jis neprisileidžia jokios aistros. Jei kartais nutinka pajusti pasitenkinimą arba skausmą, stoikui svarbu nepasiduoti jų įtakai ir likti nepriklausomam nuo šių būsenų. Stoikų žmogaus idealui būdinga griežta rimtis, išmintingas blaivumas, bet sykiu optimizmas, tikėjimas, kad galima pasiekti gėrį, nes jis yra mumyse ir tik nuo mūsų priklauso. Stoiko idealas paprastai vaizduojamas kaip graži marmuro skulptūra, kuri nieko nejaučia. Ateistinė literatūra akcentuoja, kad krikščioniškoji be aistriškumo samprata yra kilusi iš stoikų mokymo apie apatėją. Beistriškumo idėja iš tiesų yra fundamentali krikščionybės tradicijai. Tai viena svarbiausių krikščionio dvasinio gyvenimo idėjų. Tačiau, kai krikščionys kalba apie beaistrę būseną, jie turi galvoje visai kitus dalykus negu stoikai. Pirmiausia, jie turi galvoje širdies tyrumą. Tokį žmogaus sielos būvį, kuriame ji išsivadavo iš nuodėmės. Stoikai tokios beistriškumo sampratos nepažįsta. Jie siekia išsivaduoti nuo jausmų. Apatos. Pagirimus, apkalbas jie siūlo priimti abejingai. Jie siūlo nesijaudinti dėl jokių piktų trikdžių mūsų gyvenime. Iškelti aukščiau visų mus aplankančių aistrų ir emocijų. Žmogus iš tikrųjų gali užgniaužti savo jausmus. Būtent užgniaužti. XIX šimtmečio aristokratų idealas buvo žmogus, kuris jokių veido judesių neišduoda savo vidinės būsenos. Bet vargu ar tai turi ką nors bendra su kova su nuodėme. Yra galimybė savyje užgniaužti nuoširdžiai visus jausmus, emocijas, vidinės sroves, bet tai tikrai nėra krikščioniškas beaistriškumas. Pradžioje tokiu būdu yra išoriškai užgniaužiamos emocijos, paskui su jomis darbuojamasi vidinėme lygmenyje. Bet tai neturi nieko bendra su mėginimu išrauti su šaknimis nuodėmę iš savo sielos. Beje, toks išrovimas nuodėmės yra įmanomas tik po to, kai tu patiri, pažįsti tą nuodėmingą savo sielos tikrovę. Juk rauti gali tik tai, ką matai, ką pažįsti. Beaistringumo, beaistriškumo įgyvendinimas krikščionio gyvenime yra labai ilgas, tikslingas procesas. Jis pasiekiamas tik po to, kai žmogus išvysta savyje šias aistras ir kai tam tikromis priemonėmis jas naikina. Įdomi yra Maksimo išpažinėjo ištarmė. Pasak jo, žmogus tampa beaistris dažnai ne dėl to, kad išsivadavo nuo aistrų, o dėl to, kad visos jo aistros tapo pajungtos vienai, blogiausiai iš visų aistrų - puikybei. Tiesa, nederėtų painioti puikybės ir garbėtroškiškumo arba garbėtroškos. Pastarąją aptikti nesudėtinga, ji aiškiai matosi, kai žmogus reikalauja pagirimų ar pats giriasi, arba kai jis kaip mat įsižeidžia dėl priekaištų ar pastabų. Puikybė yra gerokai gilesnė ir sunkiau aptinkama yda negu garbėtroška. Išoriškai puikybė gali būti sunkiai atskiriama nuo nuolankumo. Bet visų šių dalykų, apie kuriuos čia kalbame, pagonybė nepažįsta. Jų nežino ir stoicizmas. Todėl krikščioniškoji beistriškumo samprata, grindžianti senasias, o šiandien rytų krikščioniškojo pasaulio praktikuojamas dvasinės praktikas, tikrai nėra kilusi iš stoikų mokymo apie apatėją. Kita vertus, krikščioniškoji Dievo apvaizdos samprata visai priešinga stoikų likimo idėjai. Krikščionybė atmeta fatalizmą. Kas turi būti, tas bus. Krikščionio pozicija yra ši. Pagrindinis žmogaus gyvenimo veiksnys yra jo dvasinio gyvenimo realijos. Kai žmogaus dvasinė tikrovė keičiasi, keičiasi ir dieviškos tikrovės planas. Kaip gydytojo veiksmai. Gydytojo naudojamos priemonės priklauso nuo ligonio būklės. Taip ir Dievas keičia savo veiksmus priklausomai nuo mūsų dvasinės būklės. Dieviškoji apvaizda siejasi su dvasinė žmogaus būklė. Kitaip tariant, žmogaus likimas yra jo rankose. Dievas nuolat ir nekintamai mus myli.
bet jo meilė reiškėsi priklausomai nuo mūsų dvasinės būklės. Atgailavo nineviečiai ir Ninevė išliko. Padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę. Tęsiame laidą Apologetika, kurioje analizuojame ateistinėje literatūroje dažnai pristatomą požiūrį, esą krikščionybė, jos tiesos, jos mokymas yra nesunkiai išvedami iš anksčiau gyvavusių idėjinių tradicijų. Panalizuosime dar vieną ateistinę idėją dėl krikščioniškojo logos sampratos kilmės. Friedrichas Engelsas krikščionybės tėvu pavadino Aleksandrijos mokytoją Filoną, gimusį 25 metais prieš Kristų ir mirusį 50 metais. Mat, jo tekstuose yra logosui taikomų epitetų, kurie gana artimi Evangelijos frazeologijai. Filonas buvo tikras judėjas. Jis gavo puikų graikų filosofijos išsilavinimą. Jo mokymo prielaidos yra šios, tai judėjiška Dievo samprata, jis yra vienas, jis yra asmeninis Dievas, jis yra visiška transcendencija, Dievo ir pasaulio santykis negalimas.
Pasak Filono, Dievas nepasiekiamas žmogiškajam protui. Ne tik Filono, bet ir daugelio to meto mąstytojų požiūrių tarp Dievo ir pasaulio tvyro bedugnė. Kadangi pasaulis sudarytas Filonui iš amžinos materijos, jis yra radikaliai priešingas Dievui. Vadinasi, tiesioginio Dievo ir pasaulio santykio negali būti. Dievas nėra susijęs Filonui su jokiu baigtiniu esiniu nei kūrimo momentu, nei po sukūrimo. Ir tokiame kontekste Filonas plėtoja logoso metafizikos teoriją. Pasak jo, Dievas sukūrė ir valdo pasaulį per tarpininką. Tas tarpininkas yra logos. Jis suvokiamas trejopai. Pirmiausia, Filonui logosas yra platoniškųjų idėjų atitikmuo. Jame yra visų sukurtų daiktų pirmavaizdžiai ir visų žmonių sielos. Šis logos yra Dievo mintys. Jos neegzistuoja kaip atskira tikrovė, bet būdingos jam pačiam. Antrasis Filono logoso suvokimas, kad jis esąs dieviškoji galia, nesubstanciška, patybės neturinti dieviškoji energija, kuri persmelkia, gaivina ir įgalina visus daiktus. Šis logos tarsi spinduliai, lyg šviesa, sklinda iš Dievo ir sudaro pasaulio sielą arba pasaulio protą. Pagal trečiąją Filono logoso sampratą jis yra asmuo, pirmagimis Dievo sūnus. Tačiau logos yra Dievas Filonui tik netiesioginė prasme. Jis tiesiog yra aukščiausias Dievo kūrinys, pirmoji jo emanacija arba pirmasis dieviškosios prigimties išspinduliavimo lygmuo. Jis yra Dievo angelas, jis yra Dievo pasiuntinys, jis yra vyriausiasis kunigas. Jis yra tarpininkas tarp Dievo ir pasaulio. Pasaulį Filonas vadina jaunesniuoju Dievo sūnumi. Filonui sielos nuodėmingumo šaknis slypi juslingume. Jeigu žmogus nori įgyvendinti savo žmogiškumą, jam privalu stiebtis į logoso tikrovę, artėti link jos, siekti susilieti su ja. Tai įmanoma tik per asketinės praktikas. Askezė yra vienintelis Dievo pasiekimo būdas. Per asketizmą žmogus gali pasiekti ekstazę, ekstaz, išėjimą. Ekstazė suteikia žmogui susijungimo su Dievu patirtį. Jos metu žmogus bent trumpam sugrįžta į logoso įsčias. Laimė, kad tai įmanoma dar šiame gyvenime ir tai yra aukščiausias žmogaus tikslas. Tokia Filono logoso samprata. Ar ją galima laikyti krikščioniškos logoso idėjos šaltiniu, kaip teigia kai kurie ateistiniai tekstai? Palyginkime tuos tris Filono nurodytus logoso aspektus su krikščioniškąja logoso samprata. Logoso kaip platoniškų idėjų bei žmogaus sielų atitikmens idėjos Evangelijoje nerandame. Bažnyčios rašytojų darbuose logoso kaip visų daiktų pirmavaizdžio, žodžio, kuris buvo ištartas ir vis atsirado, idėja tikrai pasirodo ir yra eksplikuojama. Tačiau to tikrai nepakanka formuluoti genealoginiai Filono ir krikščioniškosios logoso sampratų sąsajai. Logoso kaip nesubstanciškos dieviškos energijos, logoso kaip pasaulio sielos idėja, jau minėjau, buvo pasmerkta 5-ajame visuotinėme bažnyčios susirinkime. Jos beje laikėsi garsus bažnyčios autorius Origenas. Logos yra Jėzus Kristus, Dievas asmuo, o ne patybės neturinti energija. Galiausiai trečioji Filono logoso samprata visiškai prieštarauja krikščioniškai. Jono Evangelijoje skaitome: aš ir tėvas esame viena. O Filonui logos yra Dievas tik netiesioginė prasme. Jis yra žemesnioji Dievo emanacija. O juk akmenimis Jėzų užmėtyti ir nužudyti norėjo už vadinamąją šventvagystę. Ne už tai, kad jis sukurtasis Dievo tarpininkas, kaip apie logos rašo Filonas, o už tai, kad Jėzus sakė esąs Dievas. Ir judėjai čiupo akmenys jį užmėtyti. Jis klausė: už kurį iš mano darbų norite mane užmušti? Ne už darbus, jie atsako, o už šventvagiškus žodžius: aš ir tėvas esame viena. Filonas iš tiesų buvo ne krikščionybės, o krikščioniškųjų erezijų tėvas. Arijaus erezija arba arionizmas yra tiesioginis filonizmo vedinys. Arijus, Aleksandrijos presbiteris, laikė Dievo sūnų aukščiausių Dievo kūrinių, bet ne Dievu. Taigi stoikų ir Filono logoso sampratos, lyginant jas su krikščioniškąja, reprezentuoja skirtingus suvokimus. Todėl negali būti laikomos krikščioniškojo mokymo šaltiniu.
Tačiau iš kur tada Evangelijos pagal Joną autorius paėmė savo idėją? Logoso savoką jis žinojo. Tuo metu filosofinėje religinėje tradicijoje ji buvo labai reikšminga, bet jis nepasirinko nė vienos tuo metu funkcionuojančios šios savokos reikšmės. Logos jam nėra nei filosofinė abstrakcija, nei pasaulio siela, nei asmeninis sukurtas tarpininkas, nei dieviškoji energija. Logos jam yra Dievas, Dievo sūnus, asmuo, Jėzus Kristus. Šiam kontekstui galbūt pravartu atkreipti dėmesį į pastebėjimą esantį apaštalų darbuose. Turiu galvoje čia aprašytą situaciją, kai Jonas ir Petras buvo atvesti į Sinedrioną arba į teismo tarybą, kur susirinko tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Apaštalų darbų 4 skyriaus 13 eilutėje skaitome: matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti, nemokyti žmonės ir taip toliau. Paprasti, nemokyti žmonės. Žinoma, Evangelijos pagal Joną autorystė yra sudėtinga biblistikos mokslo problema. Ir tiesiogiai sieti Evangelijos autorių ir apaštalų darbuose charakterizuojama Jėzaus mokinį matyti nedėrėtų. Tačiau galima formuluoti hipotezę, kad Evangelijos autorius galėtų būti panašiai charakterizuojamas. Nes jis tikrai menkai išmano to meto filosofinės teorijas. Menkai išmano racionalaus samprotavimo ir argumentacijos meną. Ir jeigu taip, kaip įmanoma, kad toks žmogus galėjo suteikti naują turinį, naują interpretaciją tuo metu išplitusiai logoso savokai? Mano atsakymas tai yra vienas. Jis rašė tai, kas apreikšta. Tiesa, nuoširdžiai ir tyrai. Istorinė idėjų analizė iš tikro gali būti nuostabus būdas sutvirtinti savo tikėjimą. Ji leidžia įsitikinti, kad krikščioniškasis mokymas kyla ne iš žemiškos kūrybos. Jis nėra kokios nors intelektualinės tradicijos vedinys. Jis kyla iš anapusinio šaltinio, iš dieviškojo apreiškimo. Tuo apologetikos laidą baigsime. Su jumis bendravo Lina Šulcienė. Su Dievu.